galėtų panaudoti ir šitą priemonę taip pat ne tik šokių mokytojai, bet ir pradinių klasių bei muzikos mokytojai. Tai priemonė, kas yra šokis. Šokti galima po vieną, šokti galima poroje arba šokti galima grupėje. Tai būtent šita priemonė vėlgi padės kalbėti apie šokio suvokimą, vertinimą ir taip pat iš dalies galbūt atlieps netgi šokio reiškinių ir kontekstų pažinimą. Tai pradėdamas kalbėti apie šokį, aš turiu vieną įrašą, kurį esu pasirinkęs jau labai seniai ir jį naudoju. Tiesiog siūlau dabar pasižiūrėti šitą įrašą tiesiog savo malonumui. Šitą įrašą esu pasirinkęs kaip pagrindinį savo šitos pamokos įrašą, nes jis yra iš tikrųjų kaip katalogas arba kaip idealiausias pavyzdys, kaip yra kuriama kompozicija. Šitą įrašą aš taip pat kaip lietuvių kalbos mokytojas, taip pat ir kaip šokių mokytojas parodau ir vyresnių klasių mokiniams, kalbėdamas apie tai, kaip reikia kurti kompoziciją. Aiškiausia dalis kaip įžanga. Toliau yra veiksmo vystymasis, įtampos kilimas ir kulminacinis momentas. Ir aiškiausia dalis kaip atomazga. Tai yra standartinės, tradicinės, kataloginės kompozicijos dalys, kurios yra naudojamos absoliučiai visur. Ne tik tai kuriant šokį, ne tik tai kuriant kokį nors muzikos kūrinį, ne tik tai kuriant kokį literatūros kūrinį, bet kuriant absoliučiai viską. Tai šitas įrašas yra tikriausias pavyzdys ir man labai gera priemonė būtent apie tai kalbėti su vaikais. Galbūt su pradinių klasių vaikais mes irgi jau 4 klasėje kalbėdami irgi galime užsiminti tuos kompozicijos kūrimo principus, nes jie iš tikrųjų yra reikalingi ir tikrai naudotini šokio pamokose, bet pradinių klasių mokytojai tikrai gali tą panaudoti ir kalbėdami apie kitus savo dalykus, mokomosios dalykus klasėse. Toliau aš iliustruoju šokį keliais momentais, apie kuriuos esu jau kalbėjęs. Tai šokis nerodysiu pačių įrašų, bet galbūt tik tai greitai pakomentuosiu. Michaelas Domeskis, Australijos šokėjas, kuris šoka irgi puikius šokius, solo šokius, jų čia įrašų jūs rasite ir galėsite pastebėti daugiau. Toliau čia yra vienas iš legendinių Fredas Asteras, amerikiečių šokėjas, yra 1937 metų stepo šokis, kartu jis šoko mušdamas būgnus. Tai pasižiūrėti savo malonumui ir galbūt vaikams parodyti kai kuriuos dalykus. Čia irgi galima, aš tiesiog galbūt parodysiu, kaip šokis yra šokamas, toliau lazdelėm išmušinėjamas ritmas, yra taigi taip pat ir stepas yra kartu su tais kojų judesiais į atskirus būgnus. Viskas tai yra be galo muzikalu, viskas tai yra be galo artistiška, kūrybinga ir tikrai vaikai tuos dalykus pasižiūri labai labai įdomiai. Toliau yra, kai kalbame apie šokį vaikams, aš visada pasiūlau pasižiūrėti į tam tikrus skirtumus. Pavyzdžiui, kaip atrodo senas žmogus šokyje. Vedėjai, kurie kalba su šita moterim, o jos yra amžius 80 metų. Čia įžanga yra anglų kalba, vaikai angliškai kai kurios dalykus jau supranta, netgi galima juos paklausti. Na ir prasideda viskas labai labai taip banaliai, paprastai šoka čia tą salsą, nu, o paskiausiai, žinoma, jį pradeda išdarinėti tokius dalykus, dėl kurių jie čia tiesiog visi iš proto kraustasi ir tai sunku patikėti. Ir, pavyzdžiui, netgi pakomentuoju, sakau, o jūsų močiutė, 80 metų močiutė, taip galėtų šokti ir panašiai. Na, su vyresniais vaikais kalbant, reikėtų visą laiką atkreipti dėmesį į tą dalyką, kad tai žinoma yra spektaklis ir tie vedėjai, kurie čia kaip to viso šou vedėjai, jie tiesiog čia kartais nuvaidina, bet žiūrovo reakciją vaikai stebi tikrai labai natūralią. Tai tikrai labai, labai smagu žiūrėti ir jiems parodyti. Toliau galbūt pats greičiausias pasaulyje šokis, lindy hopas.
kurio įrašas taip pat čia yra įkeltas, jūs galite pasižiūrėti, su malonumu vaikai pasižiūri. Poriniai šokiai, taip, čia buvo dalis porinių šokių. Toliau grupė. Grupės šokio sinchroniškumas, hip-hopo čempionatas, kuriame šoka šokėjai, irgi atskiras momentas, kuris, stebi vaikai be proto susidomėję, jie tikrai žiūri, nes tai yra geriausi šokių pavyzdžiai, nuo mano supratimu, galbūt kas nors jau susirastų kitokių įrašų, bet grupės šokis, sinchroniškumas, rūbai, atlikimas ir panašiai irgi čia yra labai geras pavyzdys kalbėti apie darbą grupėje. Grįžtu atgal truputėlį prie porinių šokių. Įrašas, kuris irgi atrodys truputėlį toks juokingas, jeigu jūs jį atskirai pastebėsite, pamatysite, kaip atrodo stambus žmogus šokyje. Stambus žmogus, vaikų mes turime irgi labai įvairių. Vieni yra vienokio kūno sudėjimo, kiti yra kitokio. Kalbame apie įvairias patyčias mokykloje, kurių galima išvengti, bet čia yra labai puikus pavyzdys vaikams parodyti, kaip gali šokti stambus žmogus. Judesiai yra be proto korektiški, judesiai yra nepaprastai gražus. Jeigu jūs paskiau, aš būtinai kelsiu nuorodą, pastebėtumėte šitą šokį atskirai, čia yra ir juoko, ir publikos reakcijos. Žodžiu, visi šitos dalykus vaikai pasižiūri labai labai įdomiai. Ir mes kaip mokytojai apie tai kalbame ir pakomentuojame. Kas yra irgi labai svarbu pabrėžti, mes kalbame apie įtraukųjį ugdymą, kada kalbame apie žmonės turinčius vienokių arba kitokių specialiųjų poreikių, kartais irgi netgi negalios. Tai štai yra vienas iš tokių pavyzdžių šokis, kurį šoka neįgalus šokėjas, yra salsa. Įrašas nėra labai geros kokybės, pavyko man rasti tik tai tokį įrašą, galbūt ten yra dar kitokių, bet šitas yra aktualus. Ir štai pasižiūrėkite salsą, žmogus, kuriam yra amputuota viena koja, ir vaikai irgi žiūri ir stebi visą šitą dalyką tikrai netgi išplėtę akis. Tai iš pat pradžių nekrenta į akis, bet paskui pamatai vaikų reakciją, kai jie pastebi, kad tas žmogus, šokdamas, pasiremdamas lazdelė, irgi puikiai šoka visą šitą dalyką. Taip, kad paskiau, jeigu turėsite galimybės panagrinėti patį šokį, tai jums bus irgi įdomu patiems atrasti. Legendinė žuvėdra, Klaipėdos žuvėdra, 2013 metų čempionatas, jeigu neklystu, tai buvo Vilniuje, Vilniaus sporto rūmai dar tais laikais matyti ir gyvavę. Tai irgi vaikams galima parodyti šokio atlikimą, sinchroniškumą, kas yra vienas iš svarbiausių šokio vertinimo dalykų, puikus atlikimas, kompozicijos ilgumas ir panašiai. Tai čia irgi vienas iš tų įrašų, kiti galbūt susirastų kitokių. Ir pabaigai galbūt įrašas, kuris irgi tiktų kalbėti galbūt jau tik tai vyresnėse klasėse, šokis vyrų kalėjime. Taip, jums nepasigirdo. Šokis vyrų kalėjime Indonezijoje. Tai kalbant jau su vyresniaisiais mokiniais, su, tarkime, gimnazistais, tai galima kalbėti ir taip pat akcentuoti tuos dalykus, kai mes kalbame, kalėjimo kultūra. Keiksmažodžiai, prievarta, patyčios arba smurtas kalėjimuose, apie kuriuos mes girdime, žinome, matome iš filmų ir panašiai, tai aš visada iškeliu klausimą, o kokioje vietoje yra šokis šitame kalėjime? Žinoma, pirmoje vietoje. Truputėlį pasuksiu įrašo, galbūt šiek tiek, tuoj sekundėlę bandau galbūt, nežinau, kodėl man čia nesiseka parodyti, bet tuoj pradžia čia yra keli solistai, kurie šoka priekyje, galbūt ten tokia grupė žmonių, bet matote, šonuose stovi beveik visi kalėjime kalintys vyrai, kurie paruošė šitą numerį ir jų čia tikrai yra, matosi, kad ten šoka netgi keli 2-3 tūkstančiai žmonių šoka patį šokį ir štai aktualus palyginimas. Šokis, šokio kultūra, šokio vieta,
va štai visa masė žmonių įeina, kurie yra vienodai aprengti, kurie yra jau treniravęsi. Na ir toliau, žinoma, kaip ir kiekvienoj priemonėj, tai turėtų būti tam tikra užduotis, kuri galbūt būtų labiau aktuali vyresniesiems klasėms, bet ir tam tikrus dalykus galima būtų kalbėti su vaikais jau su trečiokais, ketvirtokais. Tai mano užduotis šitoj vietoj skambėtų taip: kokiomis šokio raiškos, režisūros, scenarijaus detalėmis arba kitokiomis priemonėmis yra perteikiama filmo pagrindinio veikėjo nuotaika. Ir vėl mes grįžtume į įrašą Singing in the Rain, kur atlieka vienas irgi iš žymiausių aktorių ir šokėjų, Jenė Kelly. Ir aš pats esu pasiskaičiavęs tų detalių arba priemonių šitame filme, padedančių suprasti jo nuotaiką, suprasti jo jausmus, jo išgyvenimus. Jų yra tikrai daugiau negu 10. Tai jeigu jau vertinant 10-balę sistemą, tai kiekvienas iš jų galėtų susirasti. Šiaip aš asmeniškai suskaičiavau 17, man būtų labai netgi įdomu, kiek pavyktų jums savo laisvu laiku, galbūt peržiūrėję šitą įrašą, surasti ir pasižiūrėti. Na, mokiniams tai siūlau šitai, pavyzdžiui, jeigu prisimenat pats įrašas, pati pradžia, tai kokia priemonė? Pagrindinis herojus išsiskiria filme, pačiame filme jau išsiskiria su savo mergina, su kuria buvo pasimatyme, dabar jisai jau grįžta namo nuo jos durų ir ranka pamoja vairuotojui nuvažiuoti. Bet vairuotojas iš pirmo karto tarsi nesupranta, juk lyja lietus, aš tave parvešiu namo. Ne, tu eik, aš gerai jaučiuosi, moja, nuvažiuok. Tai vat tas mostas, šokinis išraiškos mostas, tokiu iš pat pradžių toks paprastas, lengvas, paskui su tokiu kūnu, na, varyk tik tai greičiau iš čia, netrukdyk man, mano puikia nuotaika, noriu likti vienas arba noriu likti tos pačios nuotaikos, tai yra irgi kaip vienas elementas. Tada pradeda dainuoti lietuje. Ar dažnai mes dainuojame lietuje? Suskleidžia skėtį, laimingas pažiūri aukštyn, tikrai nėra jokio lietaus, visiškai nelyja ir man tas skėtis yra nereikalingas, aš esu toks laimingas. Tai ten yra keletas tokių momentų, jeigu jūs stebėsite patį įrašą, tai jūs matysite tokius labai gražius vaikiškus arba gyvūnėlių momentus, kurie yra šokė panaudoti. Pavyzdžiui, šokio momentu, kada jis jau šoka ir yra to jau pats pakilimas, ta didžioji greitoji dalis, ten atranda balutę, kaip mažas vaikas atsistojęs per visą tą šlapią kelią suranda tą balutę ir būtinai toje balutėje, toje duobutėje turi pataškyti koją, dar specialiai papildomai. Arba pradeda šokinėti tame vandenyje, na ir paskiau staiga kaip sutinka, pamato, kad jį stebi policininkas. Tai atkreipkite dėmesį, kai žiūrėsite įrašą, kaip jisai išlipa iš to vandens ant šaligatvio, tai yra įlipa, atlipa, ateina, grįžta atgal į šaligatvį ir nupurto kojas, kaip koks kačiukas, tarkime, sušlapęs kojytės vietą. Koja papurto ir paskiau tiesiog kaip kačiukas nupurto lašiukus nuo vandens, nuo kitos kojytės. Tai vaikams tokie momentai labai labai patinka. Na, žinoma, režisūriniai momentai, vieną kartą atsiradęs kadre kažkoks vaizdas arba kažkokia detalė būtinai sugrįžta atgal. Tai yra ten kaip manekenė, kuri sėdi, arba ten nupiešta moteris parduotuvės vitrinoje, su kuria šoka, o paskiausiai dar net ir nusilenkia, arba tas iš prakiurusio vamzdžio kriokliukas bėgantis vanduo, kuris iš pradžių ekrane praeina, bet paskui jisai sugrįžta prie jo ir netgi ten po jo pastovi, na, visiškai iki siūliuko sušlapdamas. Tai štai tokia yra užduotis. Na ir gimnazistams, jeigu kas turit pamokas, tai yra tokia paskelbta dar kaip ir papildoma užduotis išplėstiniam kursui, tai tiesiog būtų parašyti esė, kurį paskiau mokytojas irgi galėtų skaityti arba patys vaikai galėtų pristatyti. Čia galėtų būti kaip projektas. Na ir pačioj pabaigoje vėlgi grįžtame atgal į tą įrašą ir įrašas vėl yra paleidžiamas. Ir tokiu būdu čia yra ta mano
antroji priemonė. Tai įrankis prezi.com yra toks daugiau interaktyvus, čia galima irgi naudoti savo pristatymams arba darbui priemonę kaip PowerPointą, tik tai tas PowerPointas yra daugiau truputėlį toks stacionarus dalykas, visiems žinomas, bet šita sistema prezi.com, joje užsiregistravus yra irgi visiškai nemokamas įrankis ir labai, labai smagiai galima naudotis, kuriant pamokas arba darant pateiktis arba kažkokias užduotis.